Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 30-oji 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. ES šalių vadovai susitarė dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarimo finansavimo. Lietuvoje statomi nauji vėjo parkai, o Litgrid atliks dalinį izoliuoto darbo bandymą. Iš tokių vidutinių naujienų sausio orai privertė kiek pristabdyti Kauno hidroelektrinę. Be visų šių dalykų valstybės priekaištai Veolijai perkelti į vietos teismus, Lenkai žvalgosi statyti suskystintų gamtinių dujų importo terminalą Gdanske, o įtariamas rusiškos naftos užteršėjas rado prieglobstį Lietuvoje. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Po daugiau nei 4 paras trukusių derybų ES šalių vadovai susitarė dėl ateinančių 7 metų finansinės perspektyvos. Tai yra, dėl kiek daugiau nei 1 milijardą eurų siekiančio 2021-2027 metų ES biudžeto. Taip pat sudėrėtas ir ekonomikos gaivinimo po koronaviruso pandemijos instrumentas. Apie visą tai dar norės pasisakyti Europos parlamentas. Kai kuriuos susitarimo aspektus turės ratifikuoti ir šalių narių parlamentai. Kartu su finansinė perspektyva sutarta ir dėl finansavimo Ignalinos atominės elektrinės uždarimui. Derantis dėl jai skiriamų lėšų, visų pirma Lietuva turėjo įtikinti biudžetą skaičiuojančiosius Briuselyje, kad projektas valdomas ir jis juda į priekį. Tokių patikinimų prireikė po to, kai 2012 metais projektas buvo faktiškai sustojęs. Dėl to derybų objektų buvo tapęs ne tik skiriamų lėšų kiekis, bet ir ES indėlio dalis. Europos komisija siūlė padidinti Lietuvos ir kitų tarptautinių donorų indėlį į elektrinės uždarimą nuo 14% iki 20%, tačiau galiausiai nutarta likti prie mažesnio Lietuvos indėlio. Visos ES lėšos Ignalinos atominės elektrinės uždarimo projektui per ateinančius 7 metus sieks 490 milijonų eurų. Tai yra mažiau nei Lietuvos prašyti 780 milijonų, taip pat mažiau nei anksčiau Europos komisijos siūlyti 552 milijonai eurų. Anksčiau skelbta, kad skirtumas tarp šių sumų yra tai, ar finansavimo užteks pačių reaktorių išardymui šioje finansinėje perspektyvoje. Tai visgi nėra mažiausia suma, kokią kol kas ES yra skyrusi projekto 7 metų etapui. Nors 2007-2013 metais jėgainės uždarimui Europą skyrė net 837 milijonus eurų, 2014-2020 metų laikotarpiai projektui buvo alokuotas tik beveik 451 milijonas eurų. Kai kurie europarlamentarai teigia, kad ši suma nėra tenkinanti, o nepakankamas finansavimas gali reikšti, kad jėgainė bus išmontuota vėliau. Tačiau jėgainės vadovas Audrius Kamienas tikina, kad tokio finansavimo iki 27 metų užteks. Ši finansinė perspektyva bus skirta be kitų dalykų pasiruošimui išmontuoti jėgainės reaktorius. Šią savaitę 2 bendrovės paskelbė apie progresą naujų vėjo parkų fronte. Ignitis grupė pranešė, kad pradėti paruošiamieji darbai jos 63 MW galios vėjo parko Mažeikių rajone statybai. Šį projektą bendrovė įsigijo 2018 metais už beveik 2 milijonus eurų pirkdama UAB VVP Investment. Į jį bus investuojama daugiau nei 80 milijonų eurų. Infrastruktūrą įrengti planuojama iki 2021 metų pabaigos, o vėjo jėgainės iki 2022 metų pabaigos. Be to, E-Energija grupiai priklausanti bendrovė LVS Telšių rajone paskelbė pradėjusi 70 MW galios apie 70 milijonų eurų vertės vėjo parko statybas. Čia iškils 13 naujos kartos 5 MW galios Cypress vėjo jėgainių, kurias gamina General Electric. Jų rotoriaus diametras yra 158 metrai, bendras jėgainės aukštis sieks apie 220 metrų. JAV bendrovė anksčiau tikėtasi išvysti ir tarp projekto dalininkių, tačiau ji tik tiekia įrangą. Lenkijos dujų sistemos operatorė Gaz-System pradėjo rinkos tyrimą galimybę įstatyti suskystintų gamtinių dujų importo terminalą Gdansko uoste. Svarstoma FSRU, tai yra Independence tipo terminalo statyba. Manoma, kad renginys galėtų būti kiek didesnės galios nei Klaipėdiškis ir galėtų patiekti iki 4,5 milijardo kubinių metrų dujų per metus, jį tikimasi pastatyti iki 2026-2027 metų. Tiesa, konkreti terminalo galia ir terminai dar gali keistis. Šiuo metu Lenkijoje veikia vienas prezidento Lecho Kačinskio vardo terminalas Svinoujsyje. Per jį šalis gali importuoti iki 5 milijardų kubinių metrų dujų per metus.
Jį taip pat valdo valstybinė Gas System. Tiesa, tai kiek kitaip nei Independence valdomas antžeminis dujų importo terminalas. Juo naudojasi tik valstybinė Lenkijos dujų bendrovė, kuri yra pasirašysi ilgalaikę suskystintų gamtinių dujų tiekimo sutartis. Su Kataro Qatargas, taip pat su keliomis bendrovėmis dėl dujų iš JAV – Cheniere Energy, Centrica ir Venture Global. Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalu naudojasi kelios regiono bendrovės, tačiau dujų kroviniai dažniausiai perkami momentinių sandorių rinkoje. Smukus dujų kainoms šiemet Independence užimtumas siekia 48%. Vienintelė ilgalaikė dujų tiekimo sutartis įgyvendinama per Klaipėdą yra 10 metų trukmės tiekimo saugumui užtikrinti reikalinga Ignitis sutartis Equinor, buvusių Statoil. Ji buvo pasirašyta 2014 metais ir po persiderėjimo galioja iki 2024. Litgrid ateinančią savaitę rugpjūčio 1-2 dienomis atliks dalinį technologinį izoliuoto darbo bandymą. Jo metu dalyje tinklo bus tikrinamas elektros gamintojų pasirengimas reaguoti į sutrikimus energetikos sistemoje. Pernai vykusio bandymo metu buvo tikrinamas pasirengimas dirbti salos režimu. Šiemet bandyme dalyvaus Orlen Lietuva elektrinė, 2 Elektrėnų blokai, termofikacinės elektrinės Kaune ir Panevėžyje bei Kruonis. Dažnis ir įtampos bus valdomos per Litpol Link. Tinklo dalyje, kur bus atliekamas bandymas, Litgrid dispečeriai dažnį valdys savarankiškai. Lietuva ginčą su Veolia ir Ricor perkelia iš tarptautinio arbitražo į Lietuvos teismus. Energetikos ministerija Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį, kuriuo siekiama, kad valstybei būtų atlyginta daugiau nei 240 milijonų eurų žala. Siekiama įrodyti, kad Veolia ir Ricor 1999–2003 metais neteisėtais būdais gavo šilumos ūkių nuomos sutartis 10 Lietuvos savivaldybių. Taip įmonės neteisėtai pelnėsi iš šilumos vartotojų. ES šalys gegužę sutarė nutraukti dvišalius arbitražo ginčus. Tai padaryta po ES teisingumo teismo sprendimo, kuriuo nuspręsta, kad arbitražai pagal ES šalių tarpusavio dvišalės investicijų apsaugos sutartis yra nesuderinami su ES teise. Šią savaitę dėl sumažėjusio vandens kiekio Nemune Ignitis gamyba buvo priversta mažinti elektros gamybą Kauno hidroelektrinėje. Antradienį veikia tik vienas iš 2 jėgainės agregatų ir tik dalimi savo galios – 18 MW. Visos jėgainės galia siekia 100 MW. Tokia situacija nėra labai neįprasta sausuoju metų laikotarpiu. Kauno hidroelektrinės darbas planuojamas atsižvelgiant į tai, kiek vandens Nemunas atplukdo į Kauno marias. Vidutinis Nemuno debitas ties elektrinė yra apie 280 kubinių metrų per sekundę. Pirmadienį ir antradienį ryte jis siekia apie 108. Ir galiausiai, Lietuva suteikė prieglobstį buvusiam privačios naftos bendrovės Samara Transneft terminal vadovui Romanui Ružečko. Apie tai pranešė 15 min. Verslininkas bėgdamas nuo baudžiamojo persekiojimo savo šalyje į Lietuvą atvyko pernai vasarą, tuomet buvo sulaikytas ir suimtas. Rusijos teisėsauga įtarė, kad jis prisidėjo prie Družba naftotiekių ir per Uslugos uostą pernai eksportuotos naftos užteršimo chloro junginiais. Tai vadinta didžiausia krize per naftotiekio 55 metų istoriją. Prieš pabaigą norėčiau pasitaisyti. Pirmoji Baltijos šalių dispečerių izoliuoto darbo treniruotė vyko gegužės 26 dieną, ne 25 dieną, kaip sugebėjau pasakyti praėjusią savaitę. Atsiprašau. O šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip be ne viską šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.